Balio Sruogos gatvėje, netoli ąžuolyno, veikia garsaus rašytojo Balio Sruogos ir jo žmonos istorikės, pedagogės Vantos Daugirdaitės Sruogienės vardo muziejus. Čia 1938 metais Balys Sruoga pasistatė modernistinio stiliaus medinį namą ir baltų plytų mūrinį garažą. Garaže buvo 2 patalpos. Vienoje buvo sandėlys, o kita buvo skirta tamsiai mėlyno sportinio automobilio Fiat 514 laikymui. Automobilį Balys Sruoga pirko dar 1931 metais Palangoje, sumokėjo didžiulę sumą – 10 500 litų. Tokios sumos net ir neblogai uždirbanti Sruogų šeima neturėjo. Teko įklimpti į skolas. Vis dėlto rašytojas savo sprendimu įsigyti automobilį neabejojo. Kodėl? Tam yra labai logiškas paaiškinimas. 1930 metais Lietuvoje buvo paskelbtas viešas literatūrinis konkursas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto 500-ųjų mirties metinių proga. Konkursui buvo galima pateikti dramą, apysaką ar poemą. Laimėtojai buvo žadama neįtikėtinai didelė premija – 10 000 litų. Vos 500 litų skirtumas nuo išsvajotojo automobilio kainos. Jausdamas savo poetinį talentą, Balys Sruoga tiesiog privalėjo dalyvauti konkurse. Rašytojo planas skambėjo tobulai – nusipirkti automobilį, parašyti dramą, laimėti premiją ir išsimokėti susidariusią skolą. Balys Sruoga dirbo atsakingai. Studijavo istorinius šaltinius, įsigilino į viduramžių laikotarpį ir sukūrė istorinę dramą Milžino paunksmė. Paskelbti konkurso rezultatai sukėlė tikrą literatūrinį skandalą. Sruoga premijos negavo ir negana to, negavo nei vienas literatūrinis kūrinys. Sruoga be galo įsižeidė ir pats išleido knygą savo lėšomis. Koks modernus Milžino paunksmės sprendimas nebuvo suprastas, sužinosite užsukę į Balio Sruogos garažą. Nepaisant literatūrinių dramų, automobilis Fiat atnešė daug džiaugsmo. Šeima vykdavo į užmiestį, iškeliaudavo, nuvykdavo pailsėti į pajūrį. Teko pabuvoti ir užsienyje. Aplankytas tuo metu Lenkų okupuotas Vilniaus kraštas, Varšuva, Krokuva. Apie šias ir kitas keliones Balio ir Vantos Sruogų namuose muziejuje. Kviečiame apsilankyti.